Namaste. Sveiki atvykę į sakralinės Svadhisthana čakros meditaciją. Tai yra antrasis iš 7 energetinių centrų, kuris randasi keli pirštai žemiau bambos. Jos spalva yra oranžinė. Jos simbolis yra 6 žiedlapių lotosas ir sąmonės išraiška aš jaučiu. Šios čakros elementas yra vanduo. Mantra, garsas yra Om Vam. Mudra, pirštų kombinacija yra nykštys ir mažylis kartu, kadangi mažylis reprezentuoja vandens elementą. Kuomet ši čakra yra subalansuota ir sukasi savų dažnių, mes tuomet jaučiamės emociškai stabilus, mūsų kūrybingumas ir įkvėpimas natūraliai teka per mus, suteikia džiaugsmą kasdieninėms veikloms. Mūsų santykiai yra šilti ir atviri, o mūsų fizinis gyvybingumas leidžia mums mėgautis gyvenimo malonumais. Tad pasiruoškime balansuoti šią sakralinę čakrą. Atsisėskime patogiai. Kojos gali būti sulenktos, gali būti ištiestos. Taip kaip patogu mūsų kūnui. Stuburas tiesus, pečiai atpalaiduoti, kaklas ištiesintas, smakras šiek tiek prie krūtinės, veido raumenys atpalaiduoti, žandikaulis šiek tiek pravertas, liežuvis taip pat ilsisi. Ilsisi ir viršutiniai akių vokai. Galima būti visiškai užsimerkę ar šiek tiek prisimerkę. Taip kaip mums norisi. Rankos atpalaiduotos ant mūsų kojų, delnai žiūri į viršų. O mes sutelkiame dėmesį į savo nosies galiuką. Ir jaučiame tą beformę oro srovę, kuri tiesiog įeina ir išeina savaime. Šis kvėpavimo procesas tiesiog vyksta. Mums nieko nereikia daryti, tik stebėti. Jei panorėsime, galime įkvėpti giliau. Pabandome įkvėpti giliau į save. Ir lėtai, ramiai, ilgai iškvepiam. Ir atpalaiduojam kvėpavimą. O dabar įkvepiame į kojų pirštų galiukus. Giliai, giliai ir lėtai, ramiai iš jų iškvepiam. O dabar įkvepiame į rankų pirštų galiukus. Giliai, giliai ir lėtai, ramiai iš jų iškvepiam. O dabar įkvepiame į savo veidukus, giliai, giliai, lėtai, ramiai iš jų iškvepiam. O dabar įkvepiame į savo stuburo pradžią, pačią apačią, giliai, giliai įkvepiam. Ir lėtai, ramiai iškvepiam. Dabar įkvepiame į stuburo vidurį, giliai, giliai.
Ir lėtai, ramiai iš jo iškvepiam. Dabar įkvepiame į stuburo viršų, giliai. Ir lėtai, ramiai iš jo iškvepiam. Atpalaiduojam kvėpavimą, vidiniu žvilgsniu apžvelgiame visą savo stuburą. Ir pajaučiame stuburo pagrindą. Pagrindo čakrą, raudonos spalvos, čakrą Muladhara, kurioje yra įsižeminimo energija. Jis sukasi tobuliausiu ritmu ir leidžia mums jaustis komfortabiliai šioje pozoje, kurioje esame. Virš jos mes pastebime savo sakralinę čakrą, svadistaną, ryškiai oranžinės spalvos energetinį srautą, kuris sukasi pačiu tobuliausiu ritmu ir taip aktyvuodamas mūsų vandens elementą. Mes galime įsivaizduoti šią čakrą kaip 6 žiedlapių lotosą, besisukantį lotosą. Galime matyti pačią gražiausią oranžinę šviesą savyje. Ir jaučiame, kaip nuo šios ryškios oranžinės šviesos ir nuo šio sukimosi dažnio mumyse auga gyvybingumas, kūryba, seksualumas. Aktyvuojasi vanduo, vandens elementas ir iš jos pasiskirsto į visas kūno vietas, kur jam reikia. Mes pajudiname rankų pirštus, pajaučiame savo nykštį, pajaučiame savo mažylį ir sujungiame nykščių su mažyliu, kad pajaustume vandens elementą dar labiau. Ištiesiname stuburą, atpalaiduojame pečius, atpalaiduojame veido raumenis, jaučiame tekantį vandens elementą savyje, jaučiame savo sakralinę čakrą, jos sukimosi dažnį. Ir kad tai jaustume dar labiau, kartosime, klausysime ar giedosime bydžia mantrą Om Vam. Galime kartoti mintyse ar garsiai. Kartosime 10 kartų. Įkvepiame paprastai, iškvepiame paprastai ir į Om Vam įkvepiam. Om Vam, 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 Om Vam. Atpalaiduojame kvėpavimą. Jaučiam savyje esančią energiją, kuri šiuo metu vyrauja labiausiai. Kokios jis spalvos, kur ji yra. Stebim ją.
Ir leiskim jai gražiai pasiskirstyti į tas kūno vietas, kuriuose jos reikia labiausiai. O mes giliai įkvepiame į savo sakralinę čakrą mintimi aš, iškvepiame mintimi jaučiu. Ir dienos eigoje visada galėsime grįžti mintimis į šią čakrą su šia sąmonės išraiška aš jaučiu. Sudėkime delnus kartu prie širdies. Sušildykime juos, pajauskime savo šilumą. Jie trykšta iš mūsų. Delnais palieskime savo veidus, padovanokim savo šypseną. Ir kai pasiruošim, atmerkime akis ir dovanokime šypseną aplinkiniams. Namaste.